Šiandien mes atliekam kavitacinę procedūrą, čia įeina taip pat ir radijo dažnis, bus 2 etapai. Dabar mes klientei skaidome riebalines ląsteles, tuo pačiu suaktyvinama limfa, kraujotaką, paskatinama kolageno elastino funkcija, ko labai reikia jau, nes ląstelių atsinaujinimas ženkliai lėtesnis ir kolageno išsiskiria ženkliai mažiau brandesniam amžiui negu jaunystėj. Tai mums reikia padėti odai. Šiai procedūrai pats geriausias laikas pavasaris vasara, nes tada mes ir norim gražiau atrodyti, ir išvažiuojam prie jūros, ir mūsų kūnas gauna šiek tiek ir saulės, ir norisi, kad tos mūsų vietos estetiškiau atrodytų. Šios procedūros metu mes skaidome riebalines ląsteles, tuo pačiu celiulito mažinimas yra, kolageno funkcijos suaktyvinimas ir, aišku, pats svarbiausias, kad klientės labai puikiai jaučiasi per šią procedūrą, tai yra relaks procedūra. Po jos mes galime labai net ir rekomenduojama fiziškai aktyviai pajudėti, galbūt pažaisti tenisą, galbūt nueiti į sporto salę, nes tada tikrai turėsime labai gerą rezultatą. Procedūrą kartojame kas 5-7 dienas, geriausiai kas savaitę ir 10 procedūrų kursas. Labiausiai rezultatai matosi po 3 procedūros. Nors aš darydama klientę matau jau ir po 1 rezultatą, bet klientės, jos išrankesnės ir labiau jom po 3 procedūros pasimato. Bet rezultatas tikrai yra ir oda iš karto nukeičia savo tokį tonusas keičiasi odos ir oda atrodo pamaitinta, pailgėjusi ir stangresnė. Dabar mes darom klientei 2 procedūros etapą, tai yra vakuumas, tai yra kraujotakos aktyvinimas, tai yra skaidimas riebalinių ląstelių. Tuo pačiu metu mes aktyvinam limfotaką, kraujotaką ir iš organizmo labai gerai pasišalina patotoksinai. Kaip minėjau, procedūrą labai rekomenduojama daryti prieš fizinį aktyvumą, nes mes visas medžiagas suaktyvinam, tai kada klientė eina į treniruotę po to, ypatingai geras poveikis ir turėsim labai gerus rezultatus. Darant šitą procedūrą su aparatu K6 mes aktyvinam natūraliai organizmą.